Aš esu Andrius Mažeika, Palestina LT bendraįkūrėjas ir dėkuoju Jums už skirtą laiką Palestinai ir galiu pradėti su klausimais. Kokios buvo Jūsų mintys pirmosiomis šių įvykių dienomis? Ar tikėjotės to, kas dabar vyksta? Na, į klausimą, ar tikėjausi, kad bus nužudyta abiejose pusėse tiek daug žmonių, tai galbūt nesitikėjau, jokių būdų nesivyliau, bet tai manęs nenustebino, nes vis dėlto sekant ne tiek pačius įvykius konkrečiai, bet apskritai perspektyvą, retrospektyviai žvelgiant į tai, kas vyksta, turbūt jau 100 metų. Mes matome, kad ta įtampa, nesakysiu, kad natūraliai pakilo, turbūt nieko natūralaus tame nėra, kai žūsta žmonės, bet nuostabos jį didelės neturi sukelti, nes ir ypač atsižvelgiant į tai, kaip gyveno Gazos ruožo gyventojai pastaruosius, beveik 2 dešimtmečius, sakykime, tai aš dažnai kartoju, kad šitie veiksmai, ypač iš palestiniečių pusės, yra jų desperacijos išraiška. Galbūt kažkas sakys nepateisinama, bet man atrodytų, kad iš ties pirmiausia tai yra desperacija. Tai šia prasme turbūt didelės nuostabos tai nesukelia. Liūdesį, nusivylimą, apmaudą, žinoma, kad taip. Per 2 pastaruosius dešimtmečius tai jau yra bene 5 didelis Izraelio karas Gazoje, per kurį žuvo tūkstančiai civilių. Kaip manote, kodėl Izraelis, galima sakyti, netgi nekenčia taip Gazos? Turbūt atskirai, kad Izraelis nekenčia Gazos, turbūt taip negalėtume formuluoti, jeigu prisiminsime 2005 metais tuometinio Izraelio ministro pirmininko Arielio Šarono vyriausybė nutarė pasitraukti iš Gazos. Tai net kažkas galėtų sakyti, žiūrėkit, buvo suteiktas šansas. Tai yra, aš net pagalvojau vakar, kad galbūt nuo 2005 metų iki, sakykime, pastarųjų įvykių mes turime tai, kas galbūt galėtų vadinama didžiausias priartėjimas prie Palestinos valstybingumo, nes vis dėlto šiaip ar taip galėtume sakyti, išskyrus tą blokadą, kad iš Gazos ruožo arba į jį nebuvo galima patekti, viduje galima buvo tvarkytis kaip nori. Tai beveik nepriklausoma teritorija. Tai čia kaip kas interpretuotų tą neapykantą ar apykantą. Bet jeigu kalbame konkrečiai apie susirėmimus, aš sakyčiau, kad didžioji jų dalis iš Izraelio pusės tai buvo baudžiamosios akcijos. Aš net nevadinčiau karu. Mes juk kalbame iš vienos pusės, kad tai yra okupacija. Dabar Gazoje techniškai okupacija lygtais pagal tarptautinę teisę ir negaliotų, nes nėra okupacijos, yra visiška blokada, ji buvo jau, tos kiek čia dabar 17 ar panašiai metų. Bet įsiveržimai arba sausumos pajėgų, arba atakos iš oro vykdavo kaip baudžiamosios akcijos atsakai į iš palestiniečių pusės įvykdytas tam tikras irgi karinės operacijas, ar mes jas įvardinsim kaip teroristinės ar ne, šiuo atveju matyti ne taip svarbu, bet aš sakyčiau, kad Izraelis daugiau reaguodavo, turbūt neleisčiau savo teikti, kad Izraelis užsinorėdavo ir užpuldavo Gazą, tiesiog neišprovokuotas. Vis dėlto išprovokuoti tie veiksmai dažniausiai būdavo, ar tai Hamas nariai pereidavo barjerą, pagrobdavo kokį Izraelio kareivį ir panašiai. Tai yra, kitaip tariant, vis tiek reikėtų pripažinti, kad nėra taip, kad Izraelis tiesiog pagalvoja, žiūrėkit, senai nebeapšaudėme. Apšaudykime šiek tiek. Ne visai taip vykdavo. Suprantu. Gal okupacija ne tokia klasikinė prasme, bet turbūt išorinė okupacija, nes visiška blokada yra irgi tam tikra okupacija. Ar teisinga teigti, kad tarp Hamas veiksmų ir Izraelio atsako nebuvo jokios simetrijos? Koks galėtų būti Izraelio galutinis tikslas šioje operacijoje? Aš sakyčiau, iš to, ką dabar jau matome, praėjo, taip jau sakykime, 10 dienų ar daugiau, iš to, kas matosi, aš pradžioje galvojau, kad vis dėlto Izraeliui yra svarbiausia sunaikinti Hamas. Atrodytų tą ir skelbė, bet iš pastarųjų, jau kelių dienų veiksmų vis dėlto panašu, kad Izraeliui yra svarbu, kaip čia pasakyti gražiau, kultūringiau, apmažinti žmonių Gazos ruože skaičių. Ir čia kažkas jau kaip nori gali suinterpretuoti, yra tarptautiniai žodžiai, yra tokie konceptai kaip etninis valymas ir taip toliau, kas ką pritaikys čia kaip matyti pagal skonį, bet ypač po to, kai Izraelis gražiai paprašė arba tiesiog liepė šiaurinės Gazos dalies gyventojams išsikraustyti,
mes jau tada galime kalbėti apie tai, kad pasirodytų tikslas yra kiek kitas, tai yra išstumti kaip įmanoma daugiau, idealiai visus palestiniečius iš Gazos ruožo, na, ar jie atsiras Sinajuje, ar jie atsiras kažkur kitur, matyti jau nebe Izraelio problema. Ir mes matome arabų valstybių reakcijas, kurių nebuvo iš pat pradžių, kurios suvokė šitą didįjį planą ir pasakė, na ne, jūsų problema tai yra, jūs turite ją išspręsti, o ne permesdami mums tuos žmonės. Ir mes visi žinome, kad jei tie žmonės peržengs tą Rubikoną ar kokį ten kitą upelį, tai viskas, jie niekada nebegrįš. Jie jau taps 100%, amžinaisiais pabėgėliais. Ir tą labai gerai suvokė ir matome ir Egipto vyriausybė, ir Jordanijos. Ir na, kažkas galėtų sakyti, kad tos dvi vyriausybės neturi jautrumo, neatjaučia palestiniečių ir va, tiesiog nepriima jų. Turbūt ne tai yra problema. Problema yra tai suvokimas, kad jei tie žmonės peržengs, jie niekada nebegrįš ir problema turi būti sprendžiama ne tokiu būdu. Dar turbūt problema ir tame, kad, tarkim, Egiptas yra antras pagal dydį JAV karinės paramos nuolatinis gavėjas, tai net turbūt nelabai jie gali savo kažkokius sprendimus daryti nepriklausomai. Na, aš sakyčiau, čia aišku galima būtų įvesti tokius dydžius, tokius kriterijus ir tada matyt įvairūs dalykai išlįstų. Šiuo konkrečiu atveju aš taip iškart neprimesčiau, kad žiūrėkite, Egiptas tiek priklausomas, na ypač karinė, sakykime, prasme, JAV paramos, kad jisai, na, negali sau leisti. Matyt, čia jeigu reikėtų, jie susitartų. Aš turiu galvoje, Sisi su Baidenu apsitartų ir ar JAV apmokėtų tas palapinės ar kažkaip kitaip, jeigu būtų nutarta, tai matyt žmonės sugrūstų į tas palapinės. Čia daugiau yra negu tik tai, kad na, Egiptas ar negali sau leisti, ar baiminasi. Manau, kad čia na, kompleksas dalykų, bet žinoma, tai niekaip nepaneigia ar neatmeta fakto, kad ypač dabartinė valdžia Egipto nuvertus ir pabrėžkime demokratiškai išrinktą valdžią, kuri nepatiko vakarams, taip reikia tą irgi priminti, bet ten buvo demokratiškai išrinkta, dabar absoliučiai nedemokratiškai, na, net neišrinktas, sakykime, pasiskyręs save prezidentu, taip turi labai glaudžius santykius, aš dabar bijočiau pasakyti, ar glaudesnius negu iki arabų pavasario Mubarakas turėjo Egipte, na, bet čia jau netaip svarbu. Tai irgi yra tam tikri veiksniai ir na, tai yra tos šalis, kurios yra aplinkui Palestiną, na, turiu galvoje pirmiausia Jordaniją ir Egiptą, kurie, na, yra, kaip čia pavadinkim, draugiški su JAV, nedraugiški lieka Libanas, Sirija ir jų atžvilgiu mes matome tam tikrus veiksmus, tie, na, lėktuvnešiai, na, jie tikrai ne prieš Egiptą ir ne prieš Jordaniją yra nukreipti. Taip. Izraelis Gazoje akivaizdžiai dabar daro karo nusikaltimus vykdydamas turbūt, ką galima pavadinti būtų jų ketinimus antrąją Negbą, tai tragedija Palestinos. Draudžiamos baltojo fosforo bombos naudojamos, vandens ir elektros atjungimas, maisto blokada. Kokia tikimybė, kad Hagos tribunole pamatysime Benjaminą Netanyahu ir jo ministrus? Na, čia du dalykai. Vienas dėl tarptautinės teisės pažeidimų, taip jau jungtinių tautų įvairiausios struktūros yra tą pažymėjusios, ne tai, kad na, Iranas ar ten Hizbullah tai atkreipia dėmesį, kuriuos mes nurašytume, kad na, šitie nieko nereiškia, jeigu jie ir kažką pasako, bet tai yra jungtinės tautos. Tai ar jungtinės tautos ką nors reiškia? Didelis klaustukas, bet taip iš tų organizacijų pusės jau yra daugybė indikacijų, kad įvairiose lygmenyse, tiek tokioje visiškai griežtai kalbant karinėje plotmėje, tiek tokioje, na, kaip čia pavadinti, kitokioje, kvazi civilinėje, turiu galvoje, vandens užsukimas ne visai lygtais karinis veiksmas, bet kad tai yra tarptautinės teisės pažeidimas. Tai klausimas būtų toks, o čia pirmą kartą Izraelis niekada nieko panašaus nėra padaręs, niekada nebuvo įrodyta, kad yra pažeidęs, nu, tai reikia pasižiūrėti dokumentus, tų dokumentų yra daugybė įvairiausių tarptautinių organizacijų konstatuota. Mes dabar sakome įtariama. Da, bet ten jau yra daugybė įrodymų ir va čia yra tritaškis ir, nu ir kas, nieko nenutiko jokiai Izraelio vyriausybei, aš jaučiau tai pasakyti, kad jokiam pareigūnui, bet spėčiau, kad ir jokiam Izraelio pareigūnui nieko dėl to nenutiko. Na, pradėkime, aš taip tiesiog staiga prisiminiau 82 metų invaziją į Libaną, na, atrodo siaubingai senai, jau viską galima bus surinkti, įrodyti ir nuteisti. Niekas nenuteista. Tai šia prasme turbūt kalbėti apie tai, kad jau dabar į antrąją dalį klausimo perėnu, kalbėti apie tai, kad kuri nors vyriausybė, jos atstovai ar kuris nors Izraelio ministras pirmininkas galėtų būti patrauktas tarptautinėn baudžiamojant atsakomybėm yra, na,
visiškai naivu, nes Izraelis nėra pasirašęs tų tarptautinių sutarimų, kad jo pareigūnai, jo piliečiai galėtų būti teisiami tuose tarptautiniuose teismuose. Izraelis niekada neišduos savo piliečių jokiai trečiai šaliai, turiu galvoje tiek tarptautinio teismai, tiek kažkokio kito teismo jurisdikcija, kaip pavyzdžiui Ispanijos teismai, jie prisima tą tarptautinę funkciją ir galėtų teisti, bet Ispanijos teismas turbūt nepaprašys, irgi čia jau kiti dalykai. Tai atsakymas turbūt trumpas: niekada. Mes tikrai jo neišvysime teisme, bet panašu, kad išvysime jį vietinėme teisme, nes vis dėlto, kaip bebūtų, Netanjahu premjeravimo dienos suskaičiuotos. Visiškai nesvarbu, kaip čia viskas baigsis. Baigsis jau matome, kad žiauriai jau dabar baigėsi žiauriai. Tai jo kadencija tikrai eina į pabaigą, jo politinė karjera eina į pabaigą, o kadangi yra daugybė kriminalinių bylų, kuriuose jisai yra kaltinamas ir įrodymai tikrai yra labai svarūs, tai matyti jisai tikrai grotas pamatys ir ko gero ilgam, bet jos bus izraelietiškos grotos ir tarptautinės teisingumo rankos neprisilies prie to. Tai turbūt tarptautinio teisingumo surištos rankos susiję galbūt netgi su Joe Bidenu seniai pasakytų sakiniu, kad jeigu Izraelis neegzistuotų, tai JAV turėtų išvesti Izraelį tam, kad kažkas atstovautų jų interesus tam regione. Kaip manote, kas laukia Gazos bombomis varomų žmonių? Ar jie dar kartą taps pabėgėliais, kuriems bėgti? Jau minėjote apie Sinajaus scenarijų, kokie būtų kiti jūsų pastebėjimai? Yra sveikas protas ir yra analitinis protas, dažnai šitie nėra tas pats. Tai sveikas protas sakytų, čia turi baigtis viskas, negalima taip, tai tiesiog. Aš asmeniškai sakyčiau, kad man tai primena antrąjį pasaulinį karą, daugybė dalykų, aš suprantu, kad tai labai jautru, ypač tam tikrom grupėm, etniniam grupėm tai yra jautru ir lyg tai negalima lyginti ir gal čia galim ir stabtelti, bet tas baisumas jis yra toks baisus, kad iš tikrųjų tokios apimties, tokio judesio dar nebuvo nei tenais, aišku, kažkas primins tą pačią Nagbą, kad irgi didžiuliai skaičiai buvo išvaryti žmonių ir taip toliau, bet tas liktais jau ta istorija, kurią mes ne tai, kad susitaikėme, bet kurią jau kažkaip susigyvenome, o čia yra kažkas labai naujo. Tai va tas toksai, sakykime, tas toks noras, kad viskas kuo greičiau baigtųsi. Bet, kaip sakiau, tai yra toks galbūt naivumas. Analitiškai žiūrint, akivaizdu, kad taip nesibaigs, kad Izraelis nesustos. Ir net jeigu šiandien tuoj pat išgirstume, kad Hamas atidavė visiškai visus įkaitus ir dar pridėjo 5 Hamas vadovus, paprašydama, būkit geri, nebebombarduokit. Mes suprantam, kad tai tikrai ne tai, kad neįvyktų, kad Hamas atiduotų įkaitus, galėtų atiduoti, bet kad Izraelis sustotų, tai tikrai taip neįvyks. Tai šia prasme mes iš tikrųjų turim labai perspektyvą liūdną ir tada bandant sakyti, o tai kur dėtis tiems žmonėms, ką jiems daryti? Jau didžioji dalis pabėgo iš šiaurės ir pietuose yra lygiai taip pat bombarduojami. Tai kur jie turi dėtis? Tai visą laiką tas toksai didysis klaustukas mažose varteliuose yra Rafah perėjime. Ar kai jei, ir čia tokie visokie irgi bombarduojamas. Kiti klausimai gali būti klausiami ir mes jau truputį liktai paminėjome, kad Egiptas turi savus sumetimus tiek paties Egipto, sakykime, vidaus vartojimui, tiek Egipto ir kitų valstybių, pirmiausia su JAV, sakykime, santykių, bet ir su tuo pačiu Izraeliu. Tai taip, kad klausimas yra, ar Egiptas iš tikrųjų galėtų sau leisti įsileisti didelę dalį tų žmonių, kad Egiptas eventualiai įsileis tuos, kurie turi dvigubą pilietybę, kad jie galėtų į Kairo oro uostą nuvykę tiesiog parodyti tą kitą pasą ir su juo išvykti ir, žinoma, niekada daugiau nebegrįžti. Tai tas tai įvyks. Čia turbūt net nėra jokių didelių abejonių, kada, kokiomis sąlygomis, ką Egiptas už tai gaus, ar dar didesnę paramą iš JAV, ar kažką kitą, čia jau dabar netaip svarbu. Bet ta masė žmonių vietinių, nesvarbu, vadinkim, 2 milijonai ar kiek jau dabar, Egiptas tikrai jų neįsileis į Sinajaus pusiasalį. Tai čia jau yra aišku. Tai turbūt mes tą perspektyvą matome, kad tai yra ta mėsmalė, toks žiauriai negražus žodis, bet kaip bebūtų panašu, kad apie tą ir kalbame. Tai ji tęsis ir toje konservų dėžutėje, matyt, taip labai negražiai išsireiškiant, bus to krūvino pamakalavimo, po kurio matyt tą satisfakciją, kokią jau ją Izraelis patirs,
na, viskas yra prims. Ką tai reiškia? Tai reiškia, na, matyt, kad ta didžioji masė žmonių, ji liks toje teritorijoje, ji liks be namų, be nieko, na, be visko, ar kaip čia kitaip pasakius. Ir, na, kokie tie skaičiai bus žuvusių, sunku pasakyti, ar mes čia kalbame apie 10 tūkstančių ar daugiau, priklausys, na, nuo daugybės iš tikrųjų faktorių, bet aš sakyčiau, kad viskas, na, taip jeigu labai ilgalaikiai perspektyvoje, turėtų išsispręsti tuo, kad mes turėsime ten tą, tarkime, 1,5 milijono žmonių ant, na, dykvietės, bet dykvietė nenatūrali kaip gamta, o dykvietė betono, kur tiesiog viskas, na, kaip mes matome, yra nuoširdžiai greunama. Na, sakoma, kad tik tais karinės struktūros, na, matome, kas ten iš tikrųjų griūva. Skaitant ir ligoninės. Ir tada, na, ta perspektyva iš tikrųjų, ypač į tolimą ateitį žiūrint, yra itin liūdna, nes, ir čia tas svarbus dalykas, nesvarbu, ar galiausiai Izraelis pareikš sudorojęs Hamas, aš manau, kad čia kaip tas tarybinis filmukas, kur drakonas mirė, te gyvuoja drakonas, tai yra, kitaip tariant, jei Hamas kaip tokia ir iš tikrųjų išnyks, na, pavyzdžiui, tas pats Ismailas Hanija gal rytoj bus paguldytas į ligoninę dėl apsinuodijimo maistu, o poryt mirs, mes žinosim, kokiu maistu jis apsinuodijo, tai gali būti, Izraelis yra profesionalus šitoje srityje ir išnaikinti tos žmonės, kurie yra žinomi kaip Hamas, na, vadovybė, yra tikrai nesudėtinga. Bet tada ryšys tarp, na, Hamas ir žmonių, nes Hamas ir kovotojai ir vadovai yra iš tų pačių palestiniečių, va čia tada ta perspektyva, kas stos Hamas vieton, kaip vadinsis, čia nesvarbu, kaip ta organizacija vadinsis, bet ji tokia atsikurs. Ir tada vat yra klausimas, ar Europos Sąjunga, va čia man asmeniškai didelis klausimas, ar Europos Sąjunga išdrys toliau finansuoti, na, konkrečiai Gazos ruožo gyventojus, bet ir plačiau palestiniečius, nes, nu, kol kas reikia pripažinti, kad Europos Sąjunga tokia kaltė jausdama, kad nieko negali padaryti tokiam, na, diplomatiniam, jo labiau kariniam lygmenį, tai ta finansiniam, na, mes jūs truputį pamaitinsime, na, taip lyg ir paguosime. Tai ar Europos Sąjunga tebemaitins, nes jei ne, tai tada aš jau čia dedu tritaškį ir net neįsivaizduoju, kaip viskas atrodys. Na, ir JAF ir Europos Sąjunga išreiškė Izraeliui absoliučią paramą ir politinę, ir JAF atveju finansinę ir karinę, net matydamos gan akivaizdžius Izraelio karo nusikaltimus dabar vykdomus. Koks jų tikrasis vaidmuo šitoje situacijoje ir koks jis turėtų būti? Na, mes skiriam du tos veikėjus, JAF, Izraelio santykiai, ta, net nežinau žodis, partnerystė, bet tinka partnerystė, tokia kaip šeimoje partnerystė, tai čia visiškai kiti dalykai ir JAF, tam tikrą prasme, aš netgi taip drįsčiau pasakyti, kad aukščiausias, na, politinis JAF elitas yra priklausomas nuo, na, dabar kaip čia pasakyti, nuo Izraelio galbūt ne visai būtų tikslu, bet su Izraeliu susijusių veikėjų, va taip galbūt, ir jei mes kalbame apie JAF prezidento rinkimus, bet ir netgi ir apie Senato rinkimus, reiškia, kongreso plačia gal prasme, mes matome, kad, na, Izraelis veikia netiesiogiai, ne kaip valstybė, ne taip kaip Rusija, ten, tarkim, kuri ten bando kažkokius pagalius kaišioti, ne, bet tai yra suinteresuotojų pusė JAF rinkimuose, tas, na, yra ne jokia nepaslaptis, čia ne jokia nesąmokslo teorija, aš jokių būdų nesakau, kad Izraelis lemia, kas būna arba prezidentu, arba atitinkamai išrinkamas į kongresą, na, turbūt taip ne, bet be su Izraeliu susijusių veikėjų, na, tie rinkimai tiesiog nevyksta. Tai JAV, Izraelio santykiai yra labai specifinis dalykas ir ką gali padaryti JAV, kartais sakoma, ir aš kartais pats sakau, kad JAV atrodytų galėtų trep kojelę ir tada subarti Izraelį, bet panašu, kad, na, Izraelis galėtų atsiimti už tokį subarimą ir, na, JAV gali tai atsirūkti. Tai taip, kad tie santykiai nėra tokie, kad, na, visiškai hierarchiniai, čia yra kažkoks valdovas ir vasalas. Jie daug kompleksiškesni. Jei kalbame apie Europos Sąjungą, atrodytų visiškai priešingai kažkas sakytų. Žiūrėkite, Izraelis visą laiką kaltino Europos Sąjungą pro-palestinietiškumu, žiūrėkite, jūs nesuprantate mūsų vargų, mes čia kenčiame, jūs remiate teroristus ir taip toliau, ir Europos Sąjunga vis turėdavo teisintis, kad, na, lyg mes ne tuos remiame, mes kitus, gal vieni pavogė iš kitų ir panašiai. Tai šitie dalykai, na, jie nuolatos vyko. Ar iš ties jau ta Europos Sąjunga tokia buvo pro-palestiniečių?
propalestinietiška, galime klausti, bet, na, toks įvaizdis buvo kuriamas ir, na, dėl to tas buvo labai patogu Izraeliui, jis visą laiką sakydavo, žiūrėkit, nu jūs šališki, jūs propalestinietiški, tai jūs labai ir nelyskite šitos reikalus, nes jūs, na, neobjektyvūs ir jūs negalite realiai mums čia pagelbėti išsispręsti tos situacijos. Toks argumentas dažnai būdavo pateikiamas ir, na, ES lyg ir susitaikydavo kažkokį kalties jausmą, ypač, aišku, prieš žydų tautybės žmonės jausdama, na, taip bendrai, kad Europa yra nusikaltusi kažkada istoriškai prieš žydus ir, na, reikėtų tada susilaikyti ir nuo pareiškimų, ir nuo veiksmų. Ir matyti, ES tą daro. Ir kaip matom, na, turbūt darys, ta prasme, kad iš tikrųjų kažkaip netgi tą kojelę treptelti labai sunku būtų įsivaizduoti, kad ES sau leistų, nes, kaip sakau, jau daugybę kartų tai buvo apkaltinta, kad perdėm propalestinietiška. Tai tie dabartiniai pasisakymai, gal ne tiek dar veiksmai, bet iš ES aukščiausių lyderių, nu, jie liudija tą vėlgi tą tokį pavėluotą, galbūt, reiškia, susivokimą, kad taip, Izraelis buvo teisus ir mes, na, kažkaip pražiūrėjome, dabar mes peržiūrėsim, ką mes ten finansavome, kodėl mes finansavome ir taip toliau. Tai yra, kitaip tariant, na, tas dabartinis, atrodo, ES vaidmuo yra išties, na, tik tais proizraelietiškas ir menkai jau propalestinietiškas. Aš ko gero nesu fiksavęs, gal yra kažkas kažkur pasisakė propalestinietiškai, bet aukščiausius lyderius kol kas, na, nemačiau, kad sakytų, kad, na, vat, kažkaip čiagi mes vis dėlto kalbam pirmiausia apie palestiniečius. To nepastebėjau, bet sakau, čia aišku gali būti dėl to, kad, na, kažko nepasižiūrėjau. Na, turbūt čia ne tik pasisakymus galima vertinti būtų, bet ir ES didžiųjų valstybių, tokių kaip Prancūzija ar Vokietija, areštuojamus propalestinietiškus protestuotojus, įskaitant tarp jų ir žydus, kurie nesutinka su Izraelio vykdoma politika. Netanyahu pareiškęs yra, kad Izraelis šiuo metu kariauja, bet ir diasporoje, ir Izraelyje yra daugybė žydų, kurie nepritarė tokiam karui ir netgi nepritarė Izraelio visam projektui. Ar šių žydų yra per mažai ir ką daryti, kad šie jų balsai būtų labiau girdimi? Na, aš sakyčiau, kad kritinės kritiškai mąstančios masės nėra. Yra įvairios grupės ir kai kurios iš tų grupių yra itin radikalios savo ideologijose, na, pavyzdžiui, tokiuose, na, sakykime, religinės ideologijos, tie ultra ar netgi post-ultra ortodoksiniai žydai, kurie neigia tokios valstybės kaip Izraelio prasmingumą, nes, na, jų akimis tai nėra teisingoji valstybė, bet tai yra tokios ribinės grupės ir aš nežinau, net tas žodis organizacija čia tiktų, tai yra tokios labai ribinės grupės ir jos netgi ir Izraelyje gyvena, mes žinome, yra tos grupės žydų, kurios reguliariai vykdavo į Iraną, dalyvaudavo konferencijose anti-izraelietiškose. Tai, na, turime tų, bet čia apie tos turbūt nekalbame, čia tokie ribiniai jau atvejai, bet jeigu kalbame apie tą, na, sveikąją visuomenės dalį, kuri, na, mąsto sveikai, kritiškai, nėra pasidavusi tai inertiškai tokiai ideologiniai tėkmei, aš sakyčiau, kad mano akimis, galbūt aš klystu, bet mano akimis, kad jos tos dalies tiek Izraelyje, tiek bendrai kalbant apie žydus pasaulyje mažėja. Man toks įspūdis, kad, na, prieš 20-30 metų apie Oslo sutarimus atrodė, kad, na, buvo pakankamai daug tos masės norinčios taikos, na, pabaikim pagaliau, išsispręskime, kažkaip gal vieni kitur žiauriai nemylėsim, nu, bet gyvensim taip šalia vieni kitų, kažkaip pakęsime, gal prekiausim ir panašiai, nu, tiek to, tebūnie taip. Dabar aš matau, kad, na, paprasčiausiai mes matome per Izraelio rinkimus, žiūrėkit, kaip pasislinkta nuo, na, aš jau nekalbu kažkokios kairės, bet, sakykime, nuo centro. Vis yra dešiniau, dar dešiniau, labiau ir atrodo pabaigos nėra. Ir, na, dabartinė vyriausybė mes matome, kokie elementai yra. Na, turbūt Lietuvoje, jeigu mes turėtume vyriausybę, kurioje būtų ministrai, kurie taip pasisakytų, pavyzdžiui, apie, na, Lietuvoje gyvenančias etninės mažumas, čia būtų didžiausias skandalas, jie greičiausiai būtų tuoj pat nuimti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn. To ten nevyksta. Na, todėl, kad žmonės išsirinko. Ir čia prasme, aš sakyčiau, jau yra Izraelio demokratijos, na, tos žydiškosios demokratijos tragedija, kad tas linktis yra labai akivaizdi į labai nemalonę pusę.
jei kalbame globaliai, na, atrodytų, kad tie balsai, va, tie tokie sveiki, kritiški balsai irgi buvo nutildyti, kaip jie buvo nutildyti, nutraukiant finansavimą, grasinant, aš nežinau, šito tikrai niekaip negaliu pakomentuoti, bet toks įspūdis, kad, na, jų apmažėjo. Yra dar vienas kitas, jau kažkas sakytų, nusenęs intelektualas, kuris kažkada kažkokią knygą parašė, kuri atrodė tuo metu labai aktuali, prasminga, teisinga, bet dabar, na, bibliotekose matyti jas dar rasime, bet jau, na, jie nebecituojami, jie nebeburia žmonių. Tai mano įspūdis yra, kad tos kritinės masės nėra. Ji galbūt buvo prieš tos kelis dešimtmečius, bet ji nunyko ir ar gali atsikurti, na, čia aš astrologiją neužsiminėsiu ir nepasakysiu, bet dabartinėje situacijoje tikrai tų sveikųjų balsų yra perdėm mažai. Ir, na, mes, jeigu taip net visiškai paprastai žiūrėsim, ir Lietuvoje, sakykime, yra, na, iš tikrųjų gyvena pas mus irgi žydų tautybės žmonių, kurie, na, yra ir intelektualai, ir nu, su išsilavinimu supranta pasaulio įvykius ir atrodytų galėtų ir, na, sveikai į tai pasižiūrėti. Tai visai nereiškia, kad jie turi kažkaip tai būtinai išsižadėti savo tapatybės ir taip toliau. Ne, turbūt mes to neturėtume tikėtis, na, bet turėti tą tokią sveiką kritišką santykį galėtų. Ir čia vėl tritaškį dedame ir klausame, o kodėl nėra? Na, nėra to. Na, turbūt į klausimą, kodėl galbūt galėtų atsakyti tas spaudimas, kurį jie patiria, tarkim, kaip Breaking the Silence kareiviai, kurie pradėjo kalbėti apie tai, kaip Izraelio kariuomenė ką jinai iš tikrųjų daro ir buvo iš karto apšaukti tautos priešais ir davikais, ar Al Jazeera dokumentika, kuri puikiai parodė, kaip Izraelis susidoroja šmeižtu ir kitais mechanizmais su šantažu, su žydais, kurie yra prieš Izraelį, tarkim, Amerikoje. Čia labai prisiminsiu, kaip Normanas Finkelšteinas pasakė, kad Izraelio nuomonė apie Izraelį tarp Amerikos žydų yra dabar šiek tiek einant į tą pusę, kad kaip teta, kuri gyvena palėpėje, jai šiek tiek su galva negerai ir niekas nenori tiesiog apie ją kalbėti, o aktyviai kritikuoti taip pat nenori, nes vis tiek tai yra žydiškas solidarumas ir jie nenori prisidėti prie kažkokio, galbūt, kad būtų galima sieti ar sukelti kažkokios antisemitizmo bangas. Dabar gal prieikime prie Irano, nes labai dažnai girdime, ypač Lietuvos spaudoj, nuo pat pradžių iš karto buvo duriami pirštai į Iraną, kad čia dėl visko kaltas Iranas. Ar tikrai Iranas yra labai suinteresuotas konfliktu šiame regione? Ir su tuo susijęs klausimas, nes Lietuva be šito niekada neapsieiname žodžio, o kaip su Rusija? Tai turbūt labai trumpai atsakymas būtų toks, kad tiek Iranas, tiek Rusija yra suinteresuoti šito konfliktu, nes, na, Izraelis pirmiausia, na, visomis įmanomomis progomis bado pirštais į Iraną ir sako, kad, na, už visko stovi Iranas, galbūt dėl blogų orų dar kol kas nekaltina Irano, bet galėtų ir tą padaryti. Tai šia prasme Iranas, nu, aišku, mato, kad, na, Izraelis jį, tai yra Iraną, mato kaip rakštį numeris 1, tai jeigu Izraeliui kažkiek skauda ar kažkas įkando su ar be Irano pagalbos, Iranas džiaugiasi. Nu, tai yra natūralu, nes suprantama, kai mes visi džiaugiamės, kai kažkas įkanda Rusijai, nes, na, mes manom, kad Rusija yra mūsų didžiausias priešas. Tai jei netyčia Rusijoje kur nors Sibire susprogtų branduolinė jėgainė, mes džiaugtumėmės, truputį paliūdėtume, kad gaila, kad žmonės žuvo, bet kaip gerai, kad ten Rusijai tai blogai nutiko. Tai turbūt labai natūrali reakcija į priešą. Tai kad Iranas yra suinteresuotas, tai taip. Yra kitas klausimas, ar Iranas nori, geba kažką daryti, kad, na, tas konfliktas įsižiebtų. Ir mano atsakymas, na, žvelgiant irgi vėl retrospektyviai, yra, kad Iranas labai gražiai moka plepėti. Iš tos senosios persiškosios tradicijos poetinės, labai graži retorika, tokia apvalaina, kaip gražu, kaip gražu, o tai padarykit ką nors. Nu, tai mes darėme, turėjom, pavyzdžiui, Jeruzalės dieną, daugybė žmonių užsiregistravo ginti Jeruzalę. Gerai, tai jau jie atvažiuoja. Ne, o jie turėtų važiuoti. Taip, bet juk jie gavo kortelę Jeruzalės gynėjo, juk jie važiuotų, turėtų ginti Jeruzalę. Nu, jūs netaip suprantate. Nu, mes va tokią dieną turim taip gražu. Tai yra, kitaip tariant, tai yra, neakademiškai šnekant, pakazucha.
Ir Iranas žaidžia truputį, aišku, su ugnimi, nes vaidina, kad labai įsitraukęs yra, o Izraeliui to ir tereikia. Va žiūrėkit, jeigu jie organizuoja Jeruzalės dieną, renka savanorius, tai šitie du tuogi puls mus. Tai tada atitinkamai tas santykis yra kitaip konstruojamas. Iranas aktyviai įsitraukti tiesiogiai, jo labiau, tiesiog negali sau leisti. Jis supranta, kad viduj problemų turi per daug, įtampų, režimas neturi galbūt net pakankamo palaikymo, o jei dar įsitrauktų išorėje ir ypač kaip nors akivaizdžiai supranta, kad pasaulinės bendrijos nuomonė, pozicija yra akivaizdi, yra tų vanagų įvairiose kariuomenėse, kurie tik ir laukia progos, turbūt pavartokim tokį žodį, išlaisvinti Iraną, tai Irano režimas tikrai nerizikuotų. Jei žiūrime į Rusijos perspektyvą, tai Rusija džiaugiasi visais konfliktais, turbūt taip galima būtų pasakyti, bet ar iš tikrųjų Rusija visur sudalyvauja, kaip kai kada yra įsivaizduojama, tai atsakymas tikrai ne, nes Rusija dalyvavo labai labai giliai Sirijoje, taip, nesakysiu, kad įklimpo, nes lygtais laimėjusi pusė vis dėlto būtų, Bašar al-Asado režimas išliko, bet to Rusija yra per akis ir kad ji dar ten kažkur gilyn lystų ir ypač į Palestiną, tai tiesiog jinai neturi nei resursų, nei matyt norų. Į klausimus ar tos pastebėjimus, kad Hamas važiavo į Rusiją, atsakymas yra taip važiavo, nes Hamas paprasčiausiai ieškojo galimybių ir finansavimo, ir palaikymo visur, kur galėjo. Jei būtų galėję, Hamas būtų važiavę ir Vašingtoną, bet ten neįsileido ir nekvietė, tai važiavo į Kremlių. Tai Rusija ten kažkur yra, kaip suinteresuotas asmuo, bet pabrėžiu asmuo, o ne veikėjas, nes kažko realiai tikrai nepadaro. Kad mes čia Lietuvoje matome per sąmokslo teorijas, kad visur viską daro Rusija, kaip Izraelis sako, kad visur viską daro Iranas, tai mes sakom, kad visur blogį sėja Rusija, turėtume truputį stabtelti, atsitokėti ir atskirti. Daug kur Rusija tą daro, Baltarusijoje, Gruzijoje, kur nors ten kitur, taip, to nepaneiksime, bet per toli galbūt neikime. Čia turbūt Hamas vizitai Izraelyje būtų keista rodyti kaip įrodymą Rusijos įtakos Hamas, nes Izraelio premjerai dažnai svečiai Rusijoje. Ar galėčiau dar jums užduoti paskutinį klausimą, ar jūs jau turite veikti? Kaip jūs vertinate Lietuvos valdžios ir žiniasklaidos poziciją? Ar ji galėtų ir ar galėtų būti kitokia? Ar turėtų? Ir čia vėl atskiriam tą tokį analitišką ir sveiką, sakykime, požiūrį. Tai analitiškai sakytum, kad taip turėtų, nes jeigu mes vaidiname demokratišką, objektyvę, nešališką valstybę, visuomenę, politinį elitą, mes turėtume sverti ir svarstyti, ir jei reiškiamas susirūpinimas, jisai turėtų būti subalansuotas ir taip toliau. Tai čia turbūt būtų akivaizdu, kad mes turėtume mąstyti, bet mąstyti mes, nesakysiu, kad negebame, bet mes negalim sau leisti. Dėl Lietuvos istorijos. Ir aš turbūt nesiplėtosiu, bet daug kas supras, apie ką mes šnekame, nes Lietuva negali sau leisti pasakyti to, ką galbūt norėtųsi individualiai, ir aš nenustepčiau, kad aukščiausi mūsų pareigūnai, kurie į eterį šneka vienus dalykus, privačiai galbūt leistų savo pasakyti, ne visai taip yra, bet mes tiesiog negalim sau leisti taip sakyti, nes mes esame tame krepšelyje, to krepšelio dugne prispausti ir mes pypauti negalime labai, nes tai turėtų mums pasiekmių. Ir ką mes laimėtume? Pasakytume, kad žiūrėkit, tai yra iš tikrųjų skerdynės, etninis valymas, o gal net ir genocidas. Tarkim, mes taip leptelė, mūsų kokis tai aukštas pareigūnas, taip pasako. Ir taip mes galim sakyti Kinijos atžvilgiu, nes pasiekmių nebus. Dar netgi mums paplos ar per petį, ar šiaip. O jei čia mes pasakytume, mes suprantame, kas nutiktų jau trumpalaikėje, jo labiau ilgalaikėje perspektyvoje ir tarptautinėje arenoje mes taptume parijais. Ir tiesiog, ar mes norime tą dabartinę vyriausybę, mes matome, net dėl realiai gerų darbų yra peikiama ir opozicija tik laukia progos kažką prikišti. Tai jeigu vyriausybė dar leistų savo tokius dalykus, tikrai ne. Tai kitaip tariant, tie du dalykai, reiškia, kalbama, sakoma tai, kas reikia sakyti, ar tuo tikrai tikima, yra žmonių, žinome, galime pavardėmis pasakyti, kurie įtikėję yra, kaip ten sako, būti labiau patriotų svetimos šalies negu tos šalies žmonės. Yra tokių irgi
aš nežinau, ar jų reikia, bet tokių yra, tai, bet juos galim palikti nuo šaly, nors jie labai labai irgi svarbus vietas užima Lietuvos valstybėje, bet matyt, to sveiko proto gali būti, bet tas sveikas protas kartu save ir persergia ir sako, nedarykim, nes nieko nelaimėsime tiek to, čia negi ne mūsų vis dėlto tas karas, kaip bebūtų, tegul jie tenais visi išsilaižo, o paskui, jeigu reikės, mes ten kažkur pabalsuosime, na, turiu galvoje generalinėje asamblėjoje ir mūsų balsavimai, na, istoriškai parodo, kur mes esame, tai matyt, na, nieko čia naujo labai ir negalima tikėtis. Tik turbūt gan ironiškai tai atrodo Lietuvos nuolatos, kitos valdžios nuolatos kartojamam vertybinė politika. Šitas realpolitik su vertybinė politika netrodo, kad labai gerai kartu žiūrisi. Ačiū Jums labai už skirtą Palestinai laiką. Viso geriausio. Dėkui.